Sveiki gyvi, su jumis ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia išsiaiškinti, kas jūsų diske užima vietą. Kartais laisva vieta C diske arba kitose diskuose tiesiog ima ir išgaruoja. Ir kas ją užima, ne visą laiką taip lengva išsiaiškinti, kai turime 100 katalogų ir juose po dar 100 failų. Taigi mums reikės labai paprasto toolso programėlės pavadinimu Space Sniffer. Paliksiu šį linką žemiau šio video, einame į šį tinklapį, einame į Downloads ir paspaudžiame ant šio linko ir parsisiunčiame šią programėlę. Kai jau turime šią programą parsisiuntę, jinai užima vos megabaitą, išsiekstraktuojame visus failus ir matome Space Sniffer exe failas. 2 kartus kliktelime ant jo ir dabar mums reikia pasirinkti, kurį diską mes norėsime skanuoti. Pasirenkame C šiuo atveju, arba galime net nurodyti katalogą. Mes norime visą diską pasiskanuoti, spaudžiame ant C ir spaudžiame Start. Šis langas yra tiesiog pranešimai, ko Space Snifferis negalėjo nuskanuoti. Tiesiog ignoruojame jį. O šis langas yra visa informacija apie mūsų diską. Skanavimas gali užtrukti priklausomai nuo jūsų kietojo disko, tarkime SSD diskas bus praskanuotas labai greitai ir aišku, kokio dydžio yra jūsų diskas. Mano C diskas yra vos 100 GB ir jis yra SSD, tai jį praskanuoti užtruks vos keletą minučių. Štai, matome, skanavimas baigtas, ready. Ir dabar matome visus C diskas ir visi failai esantys šiame C diske. Matome Users katalogas, VirtualBox katalogas, Windows katalogas ir visi kiti Program Files katalogas. Kaip matome iš šio pirmo lango, kad daugiausiai vietos užima VirtualBox mašinos, Dropboxas taip pat labai daug užima, Windows labai daug užima ir matome daug mažesnių katalogų. Galime paspausti ant norimo katalogo, kad pažiūrėti, kas yra jame. Taigi ant mano desktopo yra Camtasia katalogas, 6,4 gigo, YouTube, vos ne 2 gigai ir keletas kitų katalogų. Dropbox katalogas, paspaudžiame ant jo ir matome Camera Uploads katalogas užima 8 GB. Taip pat galime pažymėti katalogą, spausti dešinį ant šio viršutinio meniu ir Open ir atsidarys normalus Windows langas, tada galėsite ištrinti visus failus esančius arba tiesiog juos iškutinti kitur. Tai štai tiek, labai paprasta programėlė, labai naudinga, rodo visus jūsų katalogus, kas juose yra ir kiek vietos jie užima. Tikiuosi, kad ši greita pamokėlė jums buvo naudinga. Jeigu patiko, spauskite like. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Iki kito karto.